BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo gerbėjai, su šypsenom pradedam laidą, bet nelabai daug tų šypsenų buvo iš tikro ketvirtadienio vakarą, nuo ko ir pradėsim. Vilniaus Žalgiris pabaigė savo kelionę, gulbės giesmę, aš tai pavadinčiau, Vengrijoje 0-3, bet dar 0-3 čia dar padėkoti turbūt Fortūnai reikia, nes galima buvo gauti ir 5, ir 6, ir gal net ir 7. Prastas, kaip sakant, Žalgirio pasirodymas Europoje, netgi galima turbūt pavadinti, kad katastrofiškai prastas. Paskutiniai 2 etapai, 1-15, kai tokį skaičių pasakai, garsiai tai net norisi patikrinti, ar tikrai tiek. Kalbu apie Hekeno ir Ferencvarošo, tas 4 mačus, kurie įvyko. Ir tas vienas įvartis, reikia prisiminti, kad irgi įmušė gynėjas, kairė koja, tokia kaip aklai vištai grūdas nukrito, įsegė kažkur ten vieną, kaip sakant, kaip futbole sakoma, ir pagalys kartais iššauna, tai panašiai turbūt buvo toj situacijai. Tai, vakar tai aš prisipažinsiu, po antro įvarčio jau antro kėlinio aš jau nejungiau, paskui pažiūrėjau tos highlightus, kas vyko antram kėlinį, bet jau mano kantrybės taurė buvo perpildyta. Aš tai prisipažinsiu, kad jeigu ne laida, tai būčiau irgi apie 60 minutę išjungęs kompiuterį, bet, žiūrėjau iki galo, taip, ne taip įdėmiai kaip visada, net akis kartais merkėsi matyti iš to vaizdo, kas buvo matyti akis norėjo pačios susimert, kad nematyto, kas vyksta. Tikrai labai grūdu, nors daug kalbėjom ir praėjusio laidojų, net kartais atrodo, kad gulinčiau nieks nemuša, tai taip ir nors apie Žalgirio šį sezoną. Čia jau negulintis, čia jau nabašnikas. Ir taip, labai prastas sezonas ir dar, kai sakytum, netgi jeigu nebūtų užkėlę tos kartelės praėjusią sezoną, Žalgiris, kai pirmą kartą pateko į grupės, kai nušlavė Malmio klubą, turtingiausią, tituluočiausią Švedijos klubą, tai netgi be tų lūkesčių, kas buvo šiais metais, tai bet kurį sezoną paimsiu tokiais rezultatais, tai sakytum, žiauriai blogas sezonas, nes tokiais rezultatais pralaimėti yra žiauru. Tai 8 rungtynės, tik 1 pergalė, 2 lygiosios ir 5 iš eilės pralaimėjimai. Tai bendras santykis yra 5-19. Tai jeigu atmetus dar tas, gan sėkmingas rungtynės sugaltas Rajum namuose, jeigu ten įsigelbėjimą su Strūga, kur irgi kiek kartų kalbėta, kad, ir sėkmės prireikė, ir rikošetų prireikė, kad įveikti pirmąjį barjerą. Tai, matėme ir namuose tikrai prastai žaidė Žalgiris su Strūga. Tai apibendrinus visą sezoną, norisi daug pasakyti, bet tuo pačiu nesinori plakti, nes čia skalbėm tą Žalgirį, tai žaliai baltų nuo skalbimo tuo tik balta liks, nes kritikos sulaukia iš visų, aišku, ir pelnytos kritikos, ir komplektacija komandos, ir sprendimai trenerio, ir daug neatsakytų klausimų ten ir dėl tų premijų išmokėjimo, nes Sirgaliai, aišku, nori, kad būtų kuo stipresnė ta komanda, o kažkas netaip atsitiko ir pradedant nuo pat pradžių, nes matom, tiek Europa tragiška, tiek ir Lietuvos čempionatas bus, bet gal bus proga pažiūrėti į save iš šalies klubui ir pakilti iš naujo vėl. Prisiminkim, Marijampolės Sūduva 3 metus iš eilės laimėjo Lietuvos čempionatą. Europoje irgi gerai buvo, bet po to kažkur sėdo ir nusėdo. Tai nesinori palinkėti dar vienam Lietuvos klubui to patiesti, kad vėl pakiltų, ne Žalgiris 3 metus užleidęs Sūduvai sostą, matom, kad tuo metu dirbo, stengiasi ir pakilo iš tų, pelenais nepavadinsi, bet pakilo iš tos antros vietos ir pakilo į Europos į grupės. Tai gal bus gera pamoka ir vėl viskas iš naujo prasidės, kad viskas kiltų, nes apibendrinant dar sezoną, tai kalbėjom daug apie žaidėjus ir po praėjusio sezono, kas paliks, kas nepaliks, ir Gertmanas žibėjo, ir Ajavusi buvo tarptų, kur čia apie 500 000 vaikščio kainos, kad jį išpirka. Po tokio sezono, sunku tikėtis, kad ką nors nupirks. Tai vienintelis variantas tiems žaidėjams tik tai pereitų už dyką, nes pirkimai sunkiai prognozuojami. Žydronai, kokios tavo mintis pasibaigus europiniai epopėjai? Aš futbolą žiūrėjau iki galo, iš stadiono neišėjau, kai ten tai buvo čia. Baltą kortelę tau duosiu pabaigoje, nes sakiau visiems žiūrovam, kurie jau iškart galiu tokį padaryti nukrypimą, kad baltą kortelę norėjau duoti visiems, kas dažiūrėjo, taip nelietuviškai pasakysiu, tą mačą, nes aš tai kantrybės tiek neturėjau. Ne, žiūrėjau labiau gal iš trenerio pusės, aišku, taip ir turiu žiūrėti, ne kaip Sirgalius, ten tas emocijas palikau šone, bet tikrai jokių minčių nebuvo apie tai, kad galim atžaisti
sužaisti tuos 4 įvarčius. Aišku, tikėjimas gerai, bet reikia viską žiūrėti realiai. Tikėjimas jau ten 4 minutė jau buvo. Taip, kita vertus, būtent ten gali galbūt sužaisti lygiosiomis ir pralaimėti 0-1, tiesa šiek tiek galbūt prie kitokio futbolo, bet faktas tas, kad ką ir kalbėjome prieš turbūt, tie švedai stipresni ir vengrai stipresni ir su dabartiniu mūsų žaidimu tikrai ten įveikti tas abi komandas mes šansų neturėjome. Gal tas Rajų miegantį, vadinkime taip, pagavome, matome dabar jie grupėse. Aišku, ten irgi sunkiai ištenėjo, bet vis tik savo tikslą pasiekė. Kaip bebūtų, vieni iškėlė tikslus pasiekė, mūsų iškelti tikslai nepasiekti ir būtent ir šitos rungtynės ir apskritai ta visa europinė epopėja, ką Tautvydas minėjo, švelniai tariant, taip, prasta, bloga ir tikrai tikslai netokie buvo keliami komandai ir būtent to praeito sezono, vėlgi ką ir kalbėjote, sukelti tie norai ir viltys ir svajonės visų, bet matome, kad tenka susidurti su realybė, nes kiti klubai, kitos šalys savo viduje taip pat nesnaudžia ten. Ką mes šiaip paėmus pagalvos, pernai gerai Malmo įveikėm, dabar šiemet vėl švedų čempioną įveikti ir vengrų čempioną, nežinau per kokią šventę galima tą padaryti, pernai tą įrodėme. Šiaip, bendrai žiūrint į visą kontekstą, į mūsų vidaus pirmenybės, į galų galą klubų biudžetus, komplektaciją, tai čia aišku mūsų problemos, ne švedų ir ne vengrų, bet iš esmės, ar taip mes futbolo prasme esam lentyną žemiau. Ir ten kartais išaut galim, bet iš esmės, taip žiūrint į tendenciją, mums žaisti lygiavertų futbolą, nepykit vyrai, bet matome sunku. Ir ten nežinau, kaip komplektuokis, dėliokis, bet manau, kad ir Malmo dabar gauk šiais metais ir tas scenarius būtų kaip ir su Hekenu. Taip, kad tikrai, aišku, apmaudu, gaila, tikėjausi ir aš asmeniškai, kad komanda sužais solidžiau, brandžiau, bet matome, kad tikrai tų klaidų buvo ir labai stiprių individualių, kalbant apie žaidėjus, tas klaidas ypatingai su Ferencvarošu, po to ir ieškojimas galbūt to žaidimo, šiek tiek galbūt toks, ne tai, kad kardinaliai pasikeitė, bet tas ieškojimas, matome, nevirto. Ta panacėja, kad galima prieš tokio lygio komandą sužaisti kažkaip kitaip. Ir kaip pavyzdys, ten buvo repeticijų su Telšių Džiugu, matėme. Tai vienas dalykas, kada čia vietos čempionate eksperimentuoja, tai yra varžovų kompetencija tokia, kad tas klaidelės tau atleidžia. Klaidelės, ne klaidas, bet klaidelės. Tu jas vis tiek darai tokias pačias. Būtent, ta tendencija tarsi yra, bet tu negauni tų įvarčių, nepaleidė. Tada tu kažkaip, žaidė Lietuvoje, viskas kaip ir tvarkausi niveliuoja. Išlifuoja viskas, nesimato tų klaidelių, nes jos nevirsta pavojingais momentais, nevirsta įvarčiai. Šitam lygiai. Viskas išryškina, tai viena klaidelė, ne klaida, kalbo klaidelė, smulki, kad ir šiuose rungtynėse, ten gal grįžime prie įvarčių, kad prie pirmo Jūros Kendišo tas išėjimas, vis tiek matosi tų įgūdžių vidurio gynėjų kaip ir dar nėra. Jam ten, šiek tiek reikėjo galbūt trauktis, ramiai tas ketvirtas nusileidžia žemyn, atraminiai grįžta, tos atakos nėra, bet vėlgi tas, situacijos skaitimas jo kaltinti negali. Tai yra žaidėtoje pozicijoje, kur treneris mato tave, taktinė klaidelė, bet iškart gauni įvartį. Ko nėra lygoje, ten iš karto tave baudžia, taip, kad tikrai išryškino tuos, vadinkime, mūsų trūkumus, tuos bandymus sužaisti kitaip, kur gal patys nesam pasiruošę tokiam lygyje žaisti su tam tikromis naujovėmis, nors smarkiai nukentėjo. Tai dar žinai, viskas čia yra gerai, mes tik ir praėjusiai laidoj kalbėjom, kad viskas yra gerai, kad mes pralaimim tokiem varžovam, tai čia niekas, kaip sakyti, iš to katastrofos nedaro, bet esmė yra, kaip tu pralaimi, nes pavyzdžiui, atsiminkim tą pačią Sūduvą, ar ne, Tautvydas pradėjo kažkaip kalbėti ir man iš karto tie patys flashbackai, kaip Sūduva žaidė prieš Ferencvarošą, dar tuomet nebuvo konferencijų lygos, tuomet buvo paskutiniam tam Europos atrankos etape, ar ne, kur jeigu jau būtų irgi jame dalyvavus Sūduva, tarkim, po poros metų, tai jau irgi būtų į konferencijų lygos grupės prisibeldusi, tai tada irgi atsiminkim Vengrijoje, ten 65 minutė buvo taip, kad Sūduva išeidinėjo į kitą varžybų etapą pagal tą virtualų rezultatą, kuris tuo metu degė švieslentėje. Tai čia, man atrodo, geriausias atspindys Žalgirio šio metinio to prasto žaidimo, prastos komplektacijos, visko, kas yra klube, tų žaidėjų neišpildymo to, dėl ko jie buvo imti į šį klubą. Tai yra puikus atspindys tas rezultatas. 0-7 viename per 2 mačius su Ferencvarošu, 1-8 su Hekenu. Tokių rezultatų nebūdavo, kai ir ta pati Sūduva žaidė Europoje, ten, pamenam, žaisdavo su dar galingesniais klubais, su Tel Avivo ar net ten komandoms iš Izraelio, taip toliau. Tai
Tai čia tikrai esmė yra turbūt kaip tu pralaimėjai, kad tu pralaimėtum tam varžovui, tai viskas gerai, viskas suprantama, mes tą esame jau daug kartų kalbėję, kad mums reikia, kad ir su burtais kažkur nuskiltų, kad praeiti tą etapą, bet galų gale, tarkim, Strugus tas pats pavyzdys, ar ne, okei, ten nukeliavo irgi iki 4 to etapo, paskui jau pralaimėjo Islandams, mes matom, nebepateko į grupių turnyrą, bet iš tos pusės kažkiek jiems burtai buvo palankesni, ar ne? Mes ten įkristumėm į tą krepšelį vėl, neaišku, ką ten gautum, ten visą laiką tokia yra neaiškumas. Pasisekė dėl to, kad Klaksvikas išmetė tiek švedus, tiek vengrus išmetė. Nes kaip ir laukėm vis tiek Farerų, ne, ten tam etape. Apibendrinant jūsų abiejų, tai Žydrūno labai geras pastebėjimas dėl tų klaidų, kaip žaidžia. Tai jeigu dabar paėmus ir peržiūrės visus įvarčius, ką mes praleidom, kiek atsikirtimų gynėjų buvo, kiek atidavėm patys. Sakyčiau, kad iki 80, gal ne 90%. Tai yra, kurie nebūdingi tokiam lygiai, žiūri. Prisiminkime ir pirmas rungtynės, kur Vučiūras atiduoda varžovui kaunį, dabar vėl. Taip, Vučiūras, Paveličius atiduoda. Gnydas dabar, aišku, ten ir papasų perdavimas kaip šuniui kaulas. Šuniui kaulas, sako, ne kitaip, numetėte. Ir vat viskas susideda nuo tokių klaidų. Kitas dalykas, ką tu Arvinai minėjai, tai pralaimėt. Man susidarė toks įspūdis, kad pernai, kai pateko Žalgiris į Europos grupės, tai dabar jau vos ne visur jis buvo laikomas favoritu. Sirgaliai, žiniasklaida kėlė tuos lūkesčius, kad jau čia dabar Žalgiris, jau biudžetas padidėjo, tie lūkesčiai pagrįsti buvo, ką mes ir kalbėjome ir praeitoje laidoje, kad biudžetas didesnis, komandos branduolys išlaikytas, turėjo pasipildyti stipresniai žaidėjas ir lūkesčiai dideli, tai matom, kad Žalgiris išeidavo pirmų numerių žaisti. Nesvarbu Hekinas, nesvarbu Ferencvarošas, pirmų numerių žais. Na ir tada gynyboje tokios klaidos ir viskas. Ir baigėsi tavo pirmi numeriai ir nepadarysiu. Mes jau praėjusiu ilgai kalbėjome apie tą tokią kažkiek net aroganciją gal atrodytų, ar ne? Tokia kažkokia, kad tu išeini ten va, tas perdavimus tenais Paveličius nuodžais ten vartininkui praėjusiuose rungtynėse, tu paskui tokį kažkokį, nes galvoji, ai čia mes geri, čia puikiai čia viską darom. Nu, tai perdėtas pasitikėjimas savo jėgom, gal net pasakyčiau. Taip. Ir tik tai labai plona linija tarp pasitikėjimo perdėtos ir per to pasikėlimo, liaudiškai tariant. Ir to pritrūko kažkaip ir dar trečias dalykas, tie nesibaigiantys eksperimentai. Na, sudėties taip ir sezonas jau į pabaigą, treneriai taip ir nesurado optimalios sudėties, kuri galėtų žaisti, vežti tą komandą kažkur pastoviai mėtymisi. Dabar pažiūrėkime irgi, atsakykit man į klausimą, kokioj pozicijoje žaidė vakar Kendišas? Ne, tai aš... Pabraižyta, tai vidurio gynėjas. Pažiūrėkit į vartinės situacijas, pažiūrėkit man, kuris žaidė, ar tikrai jis buvo vidurio gynėjas? Ne, tai aš pas save pasižymėjau labai grubiai tokį klausimą, antrų punktų pasirašiau, kas čia per sudėtis, supranti, kas buvo ten tam pauziai, nes aš čia kosmosas, šis kažkoks Kendišas, gynėjų žaidžia vidurio. Tai ar Kendišas Žalgiris šiemet 10 numeris, ar atraminis, ar gynėjas, dabar jau aš šis nebesuprantu, nes atvyko tai kaip atraminis, buvo pastumtas labiau į priekį kaip kuriantys, okei, visai neblogai viskas ten gavosi, lygo ir ten tų įvarčių, ir čia kažkokios tos kūrybos, bet, ar tai yra tas pagrindinis kūrėjas, irgi klausimas, dabar vėl vidurio gynėjų metą. Tai čia toks kažkoks jau man, nežinau, man jau jausmas, kad jau treneris antiek užsiblokavęs, kaip kažkada būdavo ir su Lietuvos rinktiniais ankstesniais kai kuriais treneriais, kur jau, jeigu žurnalistai kažką tau pasiūlo, ten paklausia apie Kiprą kokį, žinai, tai aš jau specialiai neleisiu, neparodysiu, kad aš čia, kad čia mane čia paveikia, vos netrodo. Nu tai jeigu tu neleidai, tai durnas, tu esi, tai daugiau niekas. Geriausia pamoka tai Stasiui Stankui buvo. Vienas baisiausių gal net rungtynių per Lietuvos istoriją rinktinės, tai yra Rumunijoje išvykoje, pralaimėjom tik 0-1, vieną kartą per centrą perėjom, normaliai, kad perėjai centrą vieną kartą per visas rungtynės. Ten buvo visiškai baudos aikštelėje sustatyti ir tada kritikos buvo žiauriai daug, nors tik tai 0-1, bet žaidimo visiškai nebuvo. Ir tada Stankus sako, pasidaviau žurnalistų kritikai ir tada jau atvirą futbolą žaidė kitos rungtynės. Kiek gavo? Neatsimenu, 6. Vengrų, po to 6. Po to Stankų nuėmė, atėjo Kvedaras, tada 1-4 nuo Gruzijos. Tai man, kur tu pasiduok, tu dirbk savo darbą ir čia ta kritika šiandien yra, rytoj nėra, nes kitaip bus, kad praėjusiais sezoną, praėjusiais metais. Čia Burnas, Dievas, visur visokius rinkimus laimėjo ir taip toliau ir panašiai. Žalgirio vadyba viską laimėjo, kur tik įmanoma. Toks yra sportas. Šiais metais tu ne tai, kad nelaimėsi, tu sulauksi kritikos kibirais. Kitais metais imk, dirbk, toliau padaryk viską, laimėk. Vėl nešios ant rankų. Logiškai, kitų metų neturėtų būti, jeigu taurę pralaimi, A lygą pralaimi, tokį
prastą pasirodymą pademonstruoja Europoje, nu aš neįsivaizduoju, kurios komandos treneris dar turėtų šansų išlaikyti savo postą iš tikrųjų. Tai čia, aišku, žinomės įvairius kitus vidinius niuansus ir taip toliau, tai, bet vėl čia rodo didžiulė nekompetencija. Tiesiog, jeigu tu remiesi ne tuo, ką matai rezultatų lentoj, ne tuo, ką matai aikštelėje, o kažkokiais kitais simpatijom ir antipatijom, tai čia prie to niekada geras nepriveda. Kaip sakant, geras žmogus, ne profesija, daug kas yra kalbėta ir tu turi visų pirma savo gerą darbą padaryti. Žydrūnai, tu vis tiek analizuoji tas rungtynes, karpais ir taip toliau žiūri. Na, Čiaburnas visą laiką garsėjo kaip standartinių situacijų meistras, ne? Sūduva būdavo, nu jie ten nesitreniruodavo, vaikščiodavo po aikštę, kas kur turi stovėti, kas ką turi daryti ir taip toliau iš tų standartų ten daug išpeždavo. Su Žalgiriu pirmą sezoną atėjus irgi buvo panašiai, nors jis pats jau sakė ir mažėjo tų standartinių situacijų, tokių išpildymų gerų, kad sako, na, kiekvienai komandai reikia pritaikyti savo. Dabar iš tų standartų nulis ir dar lyginant su praėjusiu sezonu, tai praėjusiu sezoną žinom, kad Jabusi negalėjo žaisti pusę sezono praktiškai ir jisai atėjo ant Europos. Taip, liaudiškai tarė. Ir jisai visus apibėgo. Ir va, didžiausias. Šiais metais jau jį visi mato, pažįsta, ten gal tas Rajus, tai iškėlė galvas, nesugaudė porą momentų. Tai ir vėl buvo remtasi juo, bet matom, na, paskutinėse dvikovose jo nebuvo. Tie standartai, kas, ar nekreipiama tiek dėmesio, ar jie paprasčiausiai nėra žmonių, kad juos išpildė? Ne, kreipiama dėmesio ir žinant Vladimirą Čiaburną tikrai daug dėmesio tam skiriama, tai galbūt ne visada tie standartai atneša tą apčiuopiamą naudą, nes kad įvarčius įmušti yra viena, bet kada aš galbūt labiau grįšiu prie čempionato pradžios, kada praleisdavo Žalgiris po standarto, tai ten būdavo tikrai didžiausia bėda, nes prisiminkime ten pirmus kelius turus, praleido įvarčius būtent po kampinių, po baudos smūgių, kas nėra būdinga. Atakoje įmušti nėra paprasta. Ten, aišku, matome tuos namų darbus, bet jie visada įstringa tada, kada pelnomas įvartis yra. Tačiau ten yra kelios fazės, kurios, jeigu gerai suveikia, paskutinėje stadijoje ten sugebė pelnyti įvartį. To nebuvo. Aišku, yra tų aukštų, vadinkime, didelių gynėjų, ties kuriais ten galima ir dirbama yra, bet, aišku, varžovai irgi nesnaudžia. Ten yra pasiruošimas irgi atitinkamas. Jeigu tu kažką ruoši namų darbus, kiti turi tau trukdyti. Taip, kad čia tikrai sudėtinga. Bet faktas tas, kad tų įvarčių pelnyta Lietuvoje irgi nėra daug. Europoje dabar taip reikėjo prisiminti gal iš standartinės. Nu ten, kai įmušėjom įvartį Galatasaray, lygtai ten ne po kamuolys atšoka, po kažkokios standartinės situacijos ten pataikė, tai tolimą kažkas panašaus. Jo, bet iš esmės tie standartai taip. Ir tokiuose rungtynėse, kada tau sunku, aš nekalbu apie lygiaverčius varžovus, nes matome, Hekenas su Ferencvarošu įrodė žaidimo prasme, kad yra geresnės komandos. Bet kitur, kur yra lygios komandos ir tas rezultatas apylygus yra, tikrai tie standartai kartais nulėmė. Tai va tokiuose rungtynėse, kur pralaimė praktiškai visais komponentais, tie standartai gali tik pagelbėti, likti konkurencingam ilgesnį laiko tarpą. Iš esmės, jeigu nesugebė įmušti, nepasinaudoja tai standartas, kas galbūt buvo praeitame sezone, tai kokius rezultatus ir turi. Jo, ir žiūrint į Jurijaus Kendišo žaidimą, tai akivaizdžiai ten, pavyzdžiui, pirmas įvartis, tai joks tavo vidurio gynėjas žaidžiantis toj pozicijoje nedarys tokių dalykų, nebėgs, o trauksis tiesiog link savo baudos aikštelės, net atverstų zonų, o dabar tu bėgi į priekį, kažkur nešiesi, atveri ten tą zoną, tokiu paprastu vaikišku būdu įmeta tą kamuolį, ten žaidėjas daug greitesnis už Mamičių, nurūksta vienas prieš vieną. Elementaru toks. Ta situacija, tą liniją gali galbūt išsaugoti, bet savo aikštės pusėje. Ten tas veiksmas vyko kitoje aikštės pusėje. Tai yra, Kendišas jau pasitikinėjo varžovą, kas būdinga jam, kai atraminį saugų. Ta prasme, savo zonoje žaidė, nes vis tiek taip sunku persiorientuoti. Tai yra situacija, kuris elgėsi taip, kas jam yra įprasta. O ten Mamičių irgi nei nuo šalia padarys, nes kita pusė aikštės. Na ir trečias įvartis irgi pažiūrėkim, kur Kendišas buvo. Ir trečias įvartis toks, kad buvo Pesų numetė vietoj kamulio kaip kaulą kamulį, Hnidas irgi perdama, bet jau tada, vėlgi, gal nerizikuok tada. Geriau jau lūp ten į kraštą, į priekį, kad tas kamuolys. Gal ir nes prieš du žalgiriečius buvo 3 varžovai. Vėlgi, koks yra spaudimas. Ne taip, bet tu pažiūrėk, tas įsidėstymas čia vėl, čia būrino kažkokie masterclass tie vadinamieji, aš nesuprantu apie ką čia. Pepas, man atrodo, rūko kamputį, žiūrint į šitą taktiką, tai blogiausia, kad pas Pepą, tai kai tokia taktika žaidžia, tai išeina į puolimą, pas mus tai vadinamieji atriezai ir tada bėga 3 prieš 1, nes kas čia per taktiką iš viso, aš tai nematęs tokios komandos, kad taip žaistų Gnydas kažkur per vidurį, Bobesų čia, o Kendišas kažkur atraminiai zonai, to gynėjo irgi nėra, tai
dviese kažkur čia kampe, kai čia, nu, tarsi aš tai žiūriu, negaliu suprasti, atrodo, kad kažkas tai kaip derinių lentoj būtum sudėjęs, bet tas magnetukas vieno būtų atšypęs ir nukritę kažkur tie žaidėjai, tai nu, aš tai nesuprantu čia šitų taktikų. Okei, tu gali bandytis ten A-lygoj, gali galbūt tai veikti, nes tau A-lygoj gal reikia to papildomo žaidėjo ten, kuris tau judės ten į priekį kažkur, tai dabar ten pavyzdžiui irgi PSV su Rangers žaidė, PSV irgi ten faktas, kad daugiau laikys kamuolį, jo įsidėjo irgi atraminį saugą, įsidėjo kaip vidurio gynėją, bet tai tada automatiškai, jeigu tas atraminis saugas kaip vidurio gynėjas juda su kamuoliu į priekį, tai tada kiti kraštiniai spaudžiasi, o ne bėga kažkur, tai dar abu ir čia lieka kažkur krašte, nu čia yra nesąmonė, čia jeigu tu kažką jau bandai inovatyvaus, tai tikrai nebandyk rungtynėse, kur tau nu dar reikia vis tiek tie žaidėjai, nu tai 4 gavo, prieš tai 5 gavo, prieš tai ten dar gavo, tai tu dabar čia vėl su jais žaidytas kažkokias nesąmonės, atsiprašant, ir tu galvoji, kad jie tau jausis gerai. Tai sakysi, čia tai eksperimentavom, čia aš čia ant savęs pasimsiu, čia lygoj mums tiks, nesąmonė, koks čia. Čia niekas taip nedaro ir čia psichologiškai tai yra kažkoks žlugdymas dabar tam pačiam Kažukolovui. Tai aš dabar tik net užėjau pažiūrėti, čia Kiprui buvo, man atrodo, debiutas šį sezoną Europos taurėse, ne? Tai gali būti, kad debiutas, bet ar pakeitimo gal buvo išėjęs, bet pati esmė, tai tu esi vidurio gynėjas, tu esi kaip trečia opcija, ar ne? Yra Gnydas, tada jau nėra Vučiūro ir tada į tavo poziciją stato ne tos pozicijos žaidėją. Nu tai psichologiškai. Ką tu galvoji dabar, tai galvoji, kad čia iš vis kažkoks cirkas, tai aš čia nieko tada nebevertas. Kalbam, kad treneris nepasiduoda žiniasklaidos įtakai, bet čia pasidavė šį kartą, nes visur jau pradėjo ne su hashtagais, kur Kipras maždaug. Kur Kipras, buvo vienas geras atsakymas, žemėlapį įmetė, kad Viduržemio jūra. Nes Kažukolovo nerasdavo nei ant suolo, nei į pagrindą. Tai nes, kažkoks, sakau, tai labai keisti sprendimai ir aš nežinau, Žydrūnas gal neskleis vis tiek vidaus komandos, bet aš negirdėjau, kad būtų kokie konfliktai, nes kartais būna, jeigu kažkokie konfliktai, tai ten būna, kad neleidžia žaisto žaidėjo ar dar kažką, ar ten kontraktai. Tai A-lygoje žaidžia, tai... Bet A-lygoje jisai pastovi žaidžia dabar Europoje, ir tragiški vidurio gynėjų žaidimai, atsikirtimai, pozicijų užsiėmimai ir taip toliau nepasaugom. Ir tai kaip tada Kipras Kažukolovas turi blogai atrodyti, kad jo neleidžia. Bet kad jis išeina A-lygoje, jis išėjo ir dabar po keitimo, kad jis labai neblogai, pavadinkime, atrodo. Tai aš nežinau, kodėl buvo toks susispyrimas neleisti, kai jis ir praėjusį sezoną sužaidė visas rungtynės, daugumą rungtynių pagrinde Europoje, kažkaip sunku. Čia tas pats, kaip buvęs Lietuvos rinktinės treneris, techninis direktorius sako apie Kiprą, sakė, kai iškvietė į rinktinę, tai sako, jam trūksta žaidybinės praktikos. Sako, aš su juo kalbėjau prieš 2 mėnesius. Tai tu šonė būdamas kažkur, ta prasme, rinktiniai, ir tai visi juokėsi iš tokio pasakymo, nes 2 mėnesius, kai žaidžia pagrindė Europos konferencijų lygos grupių varžybos, pastoja pagrindė žaidžia. O dabar tai čia treneris tu kasdieną matai, tai aš nežinau, ar jis ten tai blogai atrodo, ar kažkokie nusistatymai yra, ar ten legionieriai turi sužaisti tam tikrą skaičių rungtynių įtraukti į kontraktą. Nes nesuprantu, tokie sprendimai tai kartais irgi sunkiai suprantami ir nepaaiškinami jie yra. Nes tas ir yra, kad futbolas žaidžiamas dėl žiūrovų, tai yra spaudos konferencijos, juose tu gali paaiškinti sirgaliui, žiūrovui, kodėl priimami vieni ir kiti sprendimai. Čia buvo toks, taip ir liko neatsakytas klausimas, išskyrus tai, kad Kipras yra Viduržemio jūra. Žydrūnai, kaip tau tie kažkokie bandymai stumti tuos žaidėjus ten į priekį, mes matėm ir Vučiūrą, ar ne, irgi pirmą mačą su Ferencvarošu irgi tas kažkoks ėjimas į priekį, ne ta tradicinė, sakykime, gynėjų žaidimo schema ir irgi buvo atsikirtimai, buvo įvarčiai, dabar irgi tokios situacijos, tai neatrodo, kad veiktų tie kažkokie sumanimai, nėra čia kažkoks jau desperacijos, galbūt kai treneris jau kartais niekas nepavyksta, tai kažką jau labai jau iš, sakykime, kaip sakoma, ten outside the box kažką traukia. Tai bet būtent, kad galbūt tas kitas žaidimo variantas prieš komandą, kuriai sunku buvo prieš pastatyti tai, ką buvai sumanęs anksčiau ir esi skenuotas, išnarstytas, išmėsinėtas ir tiesiog nieko negali prieš pastatyti. Tai bandai naują. Tik tam naujome reikalingas laikas.
Ir jo tikrai nebuvo, kadangi čia žaidė kas savaitę praktiškai. Ir ten įdėkti treniruočių procese kažką naują tikrai sudėtinga ir aukščiausio lygio žaidėjams. Nes prisiminkime tavo minėtas Pevas Guardiola, kai vienam finale, pamenu, irgi sugalvojo naujovę, kad ir to krašto gynėjo atėjimas, kuris vėliau tik tapo, kaip sakyti, nušlifuotas. Tai buvo jau pažanga dabartinėme kontekste. Tai irgi degė, irgi daug kritikos susilaukė dėl to, kad pabandė kažką naujo, galbūt nepasiruošė 100% taip ir nenušlifavęs visko iki pat pabaigos. Taip, kad čia, manau, tie pralaimėjimai stambus pirmų rungtynių tarsi veda trenerių štabą šiek tiek pergalvoti savo žaidimą ir pabandyti padaryti tai, kam varžovas gali būti nepasiruošęs. Bet, kaip ir matome, tai turi išeiti. Jeigu neišeina, atitinkamai atrodo viskas šiek tiek, taip, švelniai tariant, keistai, kada nesiklijuoja ir vis tiek bandai žaisti, tos klaidos pasiplat, tie vaikiški įvarčiai tarsi braukia visą tavo tą įdirbį, ką planavai. Bet, reiškia, tas planavimas yra vieno, įgyvendimas iš tai yra kita, nes ant lentos teoriškai tikrai viskas gražu. Jeigu ten viskas pavyktų, kad ir su Jūros dabartiniu žaidimu, vadinkime, gynėjo pozicijoje be kamuolio, su kamuoliu į savo įprastoje pozicijoje. Ir tada 3 gynėjai lieka, ten 3-5-2 jau atakoje turi papildomą žmogų. Ir jeigu tas veiktų, sakytume, super, viskas taktika super, bet kada tokios vaikiškos klaidos yra vėlgi. Aš labiau linkęs vertinti galbūt taip, kad treneris dirbi su tai žaidėjais, kai matai jų kvalifikaciją. Ir galbūt kartais stengiamės mes padaryti taip, lygiuojamės į Man City, lygiuojamės į Liverpoolį ar dar kažkur žiūrime ir tada matom, kad neturi tų būtent taip, tu negali to išpildyti, nes teoriškai tai viskas tvarkoje, viskas tas veikia. Bet jeigu tavo žaidėjų kompetencija ir kvalifikacija yra žemesnio lygio, tu neįgyvendinsi tai. Ir juolab tu žaidi prieš potencialiai stipresnę komandą. Kaip minėjome, A lygoje tu gali taip žaisti. Ir ten laimi rungtynes, nes su Telšių Džiugu galbūt su visą pagarbą žemaičiam ten didelių problemų ir nebuvo matėme, bet faktas tas, kad tu ateini į kitą lygį ir tavo sumanimai jie paprasčiausiai neveikia. Nes žaidėjų individualus meistriškumas neleidžia to įgyvendinti, nes prieš tave, prieš pastatytą komandą aukštesnio meistriškumo vos tik kiekvienoje pozicijoje ir tada paprasčiausiai viskas griūva. Ir dar kitos komandos varžovai visai kitaip į Žalgirį išėjo po praėjusio sezono, išskyrus gal Tasarajų, tai visai kitaip žiūrėjo, matom, tas pats Hekinas, jisai žino, Kalau, sako, jis iškart pasakė treneris Hekin, sako, mes nekartosim Malmio klaidų praėjusį sezoną. Tai buvo išanalizuota Žalgiris iki, netgi ir buvo jau Hekino. Čia Vilniuje, kai su Hekinu žaidė, net buvo Aberdino skautai atvažiavę. Manau, kad ir Ferencvarošo skautai buvo atvažiavę. Žiūrėjo, viską analizavo ir taip toliau, analitikai neskautai. Tai viskas buvo išanalizuota, peržiūrėta ir taip toliau, o kokybė yra didesnė, nes vis tiek tu žiūri ir praėjusio sezono rezultatus, prisiminkim, Žalgiris ne tik pateko į konferencijų lygos grupės, bet prisiminkim, kiek per plauką trūko patekimo į Europos lygą. Europos lygą, taip, su Liudogorecu. Taip, su Liudogorecu, jeigu ne tas baudinys skirtas toks, pauštukas, visiškai, kur ten vokietis teisėjas, kiek atsimenu, nežinau. Kalba dabar apie... Jie pasižiūrėjo, pamatė, kad tu negali juokauti. Už tai buvo visos jėgos metamos, visa analitika buvo metama. Tai dabar įvertinus visus turius varžovus Europoje, tai be Štulos, turiu minėję nuo Galatasarajaus. Tai iš esmės, ką galėjom bausti, tai būtent Galatasarajų, kuris dabar yra Čempionų lygos grupėje. Pereisim turbūt į tą temą. Tai faktas tas, kad įsivaizduokime, mes buvom per plauką tam, kad išmesti komandą, kuri yra grupių etape Čempionų lygoje. Tai čia jau ir mūsų pliusas, bet kartu didelis ir Galatasarajaus minusas, nes jie visiškai lengvabūdiškai pasižiūrėjo į mus, o skirtingai, ką minėjau, nuo švedų ir vengrų, ten buvo atlikti, ką privalu. Malmio irgi, jeigu neklystu, sezoną prieš žaidė Čempionų lygoje. Taip, grupių etape, taip. Ir po to ateina ant Žalgirio irgi nepasiruošę, nenusiteikę ir gavo porciją. Tai va, čia matom, ir tikrai, dabar kai atsukė laikroduką atgal, tai Strūga yra Strūga, tas pats kaip Balkanė praėjusį sezoną praėjom panašiai, irgi sunkiai, irgi per vargus. Taip. Bet antrame etape užsirovėme tokios komandos, kuri dar nepasiruošęs. Tai buvo Malmio, tada, jie buvo, ten išgyveno patį baisiausią laikotarpį per 10-metį, galbūt ten toks. Nes Vojavus iš 4 įmuš 2, ne vieną bent jau, ne, iš 100%. Ir mes Europos lygų grupėse. Taip. Su Galatasaraju jie ten vis tiek, jie galvoja apie Čempionų lygą. Čia kas čia Žalgiris, matėm ir koks burukas, kokie ten arogancija sklido, kai burtus ištraukė ir sužinojo, kad su Žalgiriu žaisi. Tai viskas, o dar komplektacija vyksta. Tu dar čia sėdi, gal tu nori išvažiuoti, tas pas Nelsonas tenais, kur grybavo, nes čia Anglijos klubai domisi, o tu nuo lietuvių nesugaudai. Ir norvegų, žinok, nesugaudė, tai nieks ten jų įsidomi tikrai. Dar grįžtant prie Žalgirio. Kokia plonytė linija, žiūrėkime, yra su Balkanį, prisiminkime praeitą sezoną.
Ten turėjai pralošti. Pirmas kėlinys 0-3, jeigu negertumas puikus žaidimas ir pamiršk tą epopėją visą. Dabar čia įveikat rajų, nekalbėtume apie Hekeną ar Ferencvarošą, nes jų nebūtų. Būtumėm jau Europos lygos grupėse, ne? Europos lygos dar ne, konferencijų tikrai, bet... Ja, konferencijų tikrai Europos dar pasinės etapas, bet faktas tas, kad jau vėl dalyvautumėm ir pamirštumėm, nes to nebūtų. Tai va, įsivaizduokim, kiek to trūksta, jau mūsų įmuš vieną papildomą įvartį iš tų puikių šansų, ką turėjo, iš esmės to galbūt pakaktų, ne? Taip, kad... Na, žinai, bet futbolė, kai vienoje vietoje 3 būtų, jeigu būtų, tai tada nebūna. Jo, bet ir dar, žinai, dar vėl, aš visą laiką grįžtu prie to, jeigu dabar ta europinė epopėja būtų tokia, kokia jinai yra, dabar, ir aš dar sakyčiau irgi, viskas tada gerai, bet tu tada turi vietiniam fronte tvarkytis. Tu vietiniam fronte, tai tu esi tas, ką mes kalbam dabar, kad ar ne Ferencvarošas prieš Žalgirį, tai Žalgiris prieš Panevėžį yra Ferencvarošas, Lietuvos Ferencvarošas, tarkim, pavadinkim taip, bet tu vietiniam fronte irgi, turi -9, tauriai iškritai 0-3. Prieš principinį varžovą. Tai va čia yra esminis dalykas, jeigu dabar Žalgiris pirmautų ten, tarkim, lygos 6 taškais, būtų daugiau mažiau aišku, kad pasiims tą čempionų titulą, tai čia dar nereikėtų čia kažkokios katastrofos, gal dar tokios didelės. Taip, pakalbėtumėm, kad aišku, Europoje reiks sužaisti geriau, bet gal varžovai per stiprus, gal mes per silpni, gal Lietuvos futbolas yra toks, bet čia dabar ne į Lietuvos futbolą reikia best, čia dabar reikia best į tai, kad Panevėžys turėdamas ten 1,7 ar 1,8 ten tą biudžetą, Žalgiris turi ten 5 ar ne, tai 3 kartus tu turi didesnį biudžetą ir tu daug šansų, kad liksi ant ledo, kaip sakant, tai čia yra turbūt esminė bėda. Taip, yra lyga prastai, bet ir kitas aspektas, labai žiaurūs pralaimėjimai, paskutinės 4 rungtynės yra žiaurus. 1,15, čia nepadaru, tiesiog čia vaikam negalima, ženklą reikia dėti. Aš irgi 100% sutinku, ir finansinės galimybės, ir komplektacijos, ir viskas, ir Ferencvarošas, ir Hekenas, negali lyginti su jais. Ne, faktas, bet negauk tų porcijų, kai sako, nedaryk tokių nesąmonų, tokių klaidų ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, aš tik tai, kai jau ieškai kažkur to pozityvo, tai pozityvą matau vieną, kad daug daugiau lietuvių žaidė Europoje. Dabar praėjusį sezoną tai realiai vienintelis Gertmanas stovėjo vartuose, visi kiti gaudavo ten epizodinius vaidmenis. Tikrai. Po to Kažukolovas įsitvirtino starte, kai jau grupių varžybos buvo. Tai šį kartą tikrai matom, kad Kažukolovas dėja nežaidė, bet matom ir Paulius Golubickas ir tikrai buvo vienas komandos lyderių, toks vienas šviesulių. Tikrai daug gavo žaisti ir gerai žaidė. Ovidijus Verbickas nemažai žaidė, Donatas Kazlauskas žaisdavo ir Arvydas Novikovas keistų grįžo. Arvydas Novikovas grįžęs irgi žaidė ir realiausią progą turėjo dabar paskutinėse rungtynėse įmuš savo kairę koją gerą tokį išsukęs mušė, bet tai gavo lietuvių vienintelis. Ir Moldas Jansonas gavo irgi. Taip, Jansonas irgi debiutavo, jaunuolis, kuris tikrai teikia vilčių. Tai tik tai aišku, dabar Gertmano dėl traumos norėjo pasikeisti pirmam kėliny, teko bendrauti su Žalgirio atstovais. Tai kol kas situacija neaiški, nugaros trauma ir klausimas, ar vyks į rinktinę ar ne, kur jau renkasi jau pirmadienį, rugsėjo 4 dieną. Tai atsakymas buvo toks, kad dar turim laiko, dar žiesmės, kol kas dar tiksliai neaišku. Tai matom tos traumas ir Pauliui Golubickui irgi per kojas gavo nuo vengrų, tai irgi klaustukas toks, bet Gertmano situacija vėl, jeigu žaidėjas pajaučia per apšilimą, tai gal kai 0-4 gauta pirmą porciją, tai gal nereikia jau leisti aikštę ir pataupyti tą žaidėją, bet nežinau, sakau, aš jau nebenoriu gilintis net į tos dalykus, nes man atrodo, čia jau tiek mes prišnekėjom, tiek pripasakojom, tas pats per tą patį jau šiek tiek tą plokštelę gaunasi, bet, nežinau, aš labai lauksiu sprendimų, labai įdomu bus Žalgirio reakcija A lygoje, aišku, bet ir bus labai įdomu pamatyti sprendimus, kurie tikrai turi būti padaryti, nes tokio sezono negalima šiaip sau nurašyti ir pasakyti, čia mums, truputį nepasisekė, čia ne apie sėkmę yra reikalai, dar pakalbėsim, dar ir raudonoji korteliai turėsiu ką pasakyti tuo klausimu. Gal dabar... Fiasko patyrė kiti klubai Europoje, dar taip, to grįžta po metų kitų. Tai sakau, tai čia aš... Legija tą patyrė už tai. Laidot nereikia, taip, bet reikia padaryti išvadas. Reikia padaryti išvadas ir supras, kur buvo padarytos klaidos, o jų šį sezoną buvo padaryta labai daug. Tai...
BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai tiek turbūt šį kartą keliaukime į pačią Čempionų lygą, ar ne, apie Čempionų lygos atrankas pakalbėjom, čia jau aišku buvo Europos konferencijų lygos atranka, bet na, vis tiek Žalgiris mūsų čempionas ir praėjusių metų ir jisai šiemet mūsų atstovavo ten, kaip ir kalbėjom, Galatasarajus pateko į grupės, pateko į A grupę kartu su Manchester United, Müncheno Bayernu ir Kopenhagenu. Šiaip reikia sakyti, kad Galatasarajui labai sekėsi ten tokius ir rikošėtus, 2 įmušė nesąmoningus, paskui pradžioj rungtynių 2 norvegas. Nuošalės per milijoną. Jo, paskui pradžioj rungtynių norvegai 2, taip žiauriai susidaužė galvom ten, taip neskaniai, nežinau, labai tikiuosi, kad jiem ten viskas gerai bus su sveikata, bet ten toks žiaurus smūgis seniai nemačiau, tiesą sakant, ten komentuojant, tai net pradėjo ten paskui kartot, jie ten paskui, aš jau sakau, jau baikit, neberodykit 10 kartų tą patį. Šiaip tai keista, kad jau rodė tą sulėtinimą, nes baisu. Kardį, man atrodo, pasilinkė ir 2 norvegai šoko ir virš Kardio 2 norvegai galvom. Jo, Knudsenas ir Kasa. Ir visa jėga taip, bum, ten kraujo klanai, matom, dar vienas bandė žaisti, apviniojo. O Jezu, ten akis, tu matai, kad nebelaikšto jau. Jisai eina ir taip, toks, visiškai nesiorientuoja. Baisu. Tai iškart ten vaizdas, tai buvo jo, bet kodėl kartoja, nes aš atsinu, ko gero, Eduardo de Silva, kai Arsenalas žaidė, kur atviras lūžis buvo. Tai nuo to momento lygtais buvo priimtas, kad neberodyti sulėtinimu. Nes ten jau iš tėvų filmo. Jo, nes pradžiai tu vieną kartą parodį, nenusiįdomu, kas nutiko, bet jau paskui, kai ten guli, dar kartą pradeda sukti, turnikas jums yra, tikrai labai baisiai atrodė ta situacija. Tai va, tai dar 2 žaidėjai, kai tik iškrito tada, paskui ten vėl matėsi Breivikas, kuris tikrai labai gerai žaidė, geras rungtynes ir ten vieną įvartį visiškai sukonstravo, kai ten tarp 2 žaidėjų prasimetė baudos aikštelį, irgi ten jau antrą kėlinį sukandęs dantis bėgiojo, bet šiaip norvegai, nuostabu. 11 vėl norvegų, tie patys 2 žaidėjai sutraumuoja, 2 norvegai vėl metami į aikštę, kai kur labai jau pritrūko ir atrodo ir pirmam kėlinytas geras momentas, ten Muslerą ištraukė. Na, tokių... bet ten ištraukė. Jo, bet būtent Galatasarajui ir sekėsi ir būtent individualus meistriškumas. Įvarčiai kokie? Tai Mertensas mane kokį ten segė pokampį iš oro ten. Ir Muslerą. Kartais, atrodo, ne veltui Vilniui kažkas iš tribūnų, o čia tas pats, sako, kur pasaulio čempionatuose pastoviai rodydavo. Tas pats. Tokių žaidimų grupėje nėra ką veikti. Yra kas veikti, yra kovo dėl kelialapio į Europos lygą. Jo. Tai va, nes žiūrėjau iš Kopenhagą su Rakovu. Pirmos rungtynės nespindi. O antros rungtynės, kažkas net panašaus, tragedija, ta prasme. FC Koka žaidžia, tai toks kažkoks, nesuprantu, tai įskyrus įvartis, įvartis fantastiškas, bet ten aišku Rakovo vartininkas, nes jau kamuolys išeidinėjo, Rakovas ginasi išeidinėjo ir žaidėjai išeidinėjo ir vartininkas eina irgi link 11 metrų maždaug, kad pasaugot, kad už galvų nepermestų. Gynėjas FC Koka užsimojo ir taip matos, pakėlė galvą, pažiūrėjo kur vartininkas, gal iš 32 kokių metrų, bum, kai davė į artimą. Išėm ir viskas. Tai vat, vienintelis momentas, ką gali išskirti, Rakovas pabaigoje išlygino, bet jau nepadėjo. Žodžiu, FC Ko ne tas, kai tavo brolius ten lakstė. Ir Bayernas Manchesteriu nebus ką veikti, ne štai grupiai. Aš manau, kad čia easy labai. Nebent gal tas Rajus, kažkas susistieguos, bet jau taip susistieguos. Nelsonas, sakai, pradės žaisti kaip Premier lygai. Pagaus Harikeino, ne? Žinok, nemanau. Bus sudėtinga. B grupė Arsenalas, Lanas, PSV, Sevilla. Labai smagu Laną matyti, po daug metų pertraukos sugrįžta PSV su Sevilla. Lanas, aš manau, čia atvira kova šiaip dėl antrosios vietos. Arsenalas, aišku, labai ryškus grupės favoritas, bet tuo pačiu, kaip atvira kova dėl antrosios, tuo pačiu ir kažkam bus skaudu, nes liks po 6 rungtynių be nieko, nes viena komanda liks 4 ir jau į jokį kitą Europos turnyrą nebeįkris. Aš spėčiau Sevilla 3 ir laimės Europos lygą.
Tai jie net nebandys antros vietos. Jie treti, gali būti antri. Ai, ne. Jeigu matys, kad gali būti antri, tai antrą sudėtį išvės paskutinio mačį. Ir trečią poziciją, nes žinai, vėl čempionate nepateksi neiškovoti čempionatą, čempionų lygą, kaip ir dabar buvo, bet laimėjo Europos lygą ir vėl žaidė čempionų lygą. Tai matys, kaip čempionate sekasi, tada žiūrės derinti dėl tos trečios vietos, ko gero. Tai čia tikrai vienas aiškus favoritas, visi kiti Sevilla irgi. Žadėjo išparduoti daug žaidėjų dėl finansinių sunkumų, bet matom, kad neišsipardavė, toks sudėtis liko daugiau mažiau panaši kaip praėjusį sezoną, tai tikrai gali kovoti dėl antros vietos, bet bus ir varžovų jiems. Jo, C grupė Berlyno Unionas, Napolis, Madrido Realas ir Braga. Čia irgi manau, kad viskas yra aišku, Realas su Napoliu yra labai ryškius favoritai, Berlynas klubas su Braga turėtų kovoti dėl tos trečios vietos. Na, ko gero, tai Berlynas, ir dabar gerai čempionatą. Praėjusį sezoną buvo Bundeslygo ilgą laiką pirmavo ir net, sakėm, ar nebus čia sensacijų. Pirmą kartą beje istorijoje Berlyno klubas pateko į čempionų lygos grupių varžybas. Du tokie yra, toliau pakalbėsim, kas dar. Tai, Berlynas tikrai nebloga komanda, bet Braga turi daugiau tarptautinių varžybų patirties. Tai tarp šitų komandų bus tikrai kova dėl trečios vietos, o Napolis su Realu, tai aš nežinau, kas ten turėtų atsitikti, nes Napolis irgi išlaikė daug žodžių. Tik tai, sako, dabar didžiausia intriga, tai kaip Kvaratskhelia prieš Realą sužais, nes, sakom, Realas jau irgi užmetęs Meškerytės dar kol kas tokia dugninė, tik tai, akumuliatorius dar neatsivežė, kad jau ruošė. Tai, sako, tokiam lygiai pasižiūrėti Kvaratskhelia bus labai įdomu, kaip prieš Realą. Jo, D grupė Real Sociedadas, Salzburgas, Interas ir Benfica. Čia, sakyčiau, tokia įdomi grupė, pakankamai apylygi, man atrodo, čia gali vieni iš kitų tuos taškus vokti. Aišku, favoritas ryškiausias tiek yra Interas, tokia kaip ketvirta komanda turbūt Salzburgas, Sociedadas su Benfica ten per vidurį kažkur, bet čia tokie man lygių skirtumai nėra labai dideli, bet jau mano nuomonė. Taip, bet Benfica irgi tos patirties turi daugiau ir manau, kad su Interu bus vis tiek tos grupės favorito. Realas Sociedad, vis tiek kaip bebūtų Ispanijoje gerą sezoną turėjo, taip kad Nes man tokia tolygiausia grupė, nes tas pats Interas, pažiūrėkit, Benfica, Sociedadas, bet kas iš jų gali atimti taškus. Interas praėjusią sezoną puikiai žaidė čempionų lygo, bet prieš tai kas būdavo. Fiasko ten irgi nepatekdavo eilis metus. Taip, kelis metus nepateko į atkrintamąsias. Taip, kad čia tokia įdomi, intriguojanti grupė, kur, tikrai apylygė visiškai. Lazio, Feyenoordas, Madrido Atletico ir Glasgow Celticas, E grupė. Čia irgi sakyčiau, kad pasikapot gali visi. Lazio mes matom, kad toks irgi pasėdęs kažkiek bent jau kol kas serijos A sezonų starte. Atletico irgi nepasakysi, kad kažkuo labai spindi. Feyenoordas yra tikrai dabar labai neblogą formą demonstruojantį, čempionai visgi praėjusių metų Nyderlandų. Glasgow Celticas, žinom, škotai. Eis ir kaposis, ir Hamden Parke tai tikrai lengva niekam nebus. Celticas tokie atrodo, outsideriai, bet, škotai yra škotai, jie išeis. Mirta aikštėje. Už Grosų dūdmaišių prieš rungtynės, už visą stadioną tenais, tai ten, Ne, ten Celtico tai niekada negali žinot, gali gauti 7, bet gali laimėti prieš bet ką. Ir ką, ir mirtininkų grupė, kai visą laiką bent jau viena yra čempionų lygoje, bet šį kartą tai kartais būna 3 tos komandos, kai ten viena įkrenta, ten pernai Pilzenas įkrito ten pas visus jo mohikanus, o šiemet matom Newcastle'as, Paris Saint-Germainas, Dortmundo Borussia ir AC Milanas. Wow, atrodo grupytė, čia net sunku kažką pasakyti, atrodo PSG, bet taip atrodo kaip jau vardas, kaip jau čia dabar jau ten tų žvaigždžių visko, bet dabar vėl toksai pereinamasis laikotarpis, aišku, man tai visai patinka jų, ten tie transferai, tu pasižiūri taip jau protingai, žiūri prancūzus kažkokius jaunus įsigyja, ką mes kalbėjom jau pernai, kad savo akademiją turi ar ne, tai tu rinkis kažkur, statyk kažkokią komandą nuo pamatų, o ne ten rinkaliokis to žaidėjus, kurie tau ten labiau tinka, kad daugiau maikučių parduotum ir panašiai, tai man tas visai tinka, bet dabar žiūrint Newcastle'as, tarkim, nuo Anglijos, viena iš dabar tokių vedančių komandų, dabar viena iš tų komandų, į kurias yra smagu žiūrėti, kurios tikrai gerą futbolą žaidžia. Dortmundas kažkiek sezoną pradėjo toks aprūdyjas, bet žinom, vis tiek tai irgi yra komanda, kuri įgauna tą sportinę formą. Milanas. Kuri pastoviai parduoda žaidėjus, Dortmundas parduoda žaidėjas ir reikia laiko sulipdyti vėl tą komandą, nes ten amžiaus vidurkis, tai matom, kad šitoj grupėje ko gero mažiausias bus Dortmundo. Tai jei dar Hunosas mažiau pasirodys. Ir Milanas, ir čia
Rotonalį grįž į ten, iš kur nenorėjo išvažiuoti. Kažkaip sakau, šitą grupę tai toks, na, viską, ką pasakei, sutinku, nes, na... Bet ir nepasakysi ryškiai, kad pasižai čia ramiai. Klausimas dar... Žodžiai, kurią vietą užima. Bet tai ką... Tai va tas ir yra, dar viskas naujas. Savaitės dar likė, jau nepilnos, bet dar vis tiek tas laikas toks, kur gali vieni įsėdai. Aš, pavyzdžiui, Borusija, ne, Dortmundo čempionate sunkiai pradėjo, ten vargsta tikrai. Bet tam yra dar laikotarpis, kur tu tikrai gali pasiruošti ir galbūt anksti kalbėti apie tai, kad ta sezono pradžia sunkiai ir kad ten bus sunku grupė. Aišku, bus tokia grupė sunku, bet tu gali užžaisti. Taip kad, nu, tikrai čia bus labai... Čia gal kažkiek Newcastle'as, na, jis neturi tų tokių varžybų patirties daug, kas ten tikrai nėra daug žaidėjų, kurie žaidė čempionų lygą. Tai va, tas gali kažkiek sutrukdyti, bet aišku, namuose Ervinas minėjo, kad ten bilietai parduoti buvo per 15 minučių. Tai tenais, na, bet gali kažkiek tą sutrukdyti, nes, na, čempionų lygos rungtynės bus toks, na, nauja patirtis, nauja atsakomybė, toks, na, gali kai kas sudegti. Tai va, gal čia kažkur, bet tas pats Milanas, na, irgi jisai grįžo į čempionų lygą prieš kiek čia, prieš porą metų. Tai irgi buvo taip sėdęs. Tai va, toks, na, o PSG tai visiškai naujai formuojama komanda, nes, na, neliko tų lyderių, kurie išskyrus Mbappé ir Donnarumma, nėra tų žaidėjų. Gal bus labiau Alkana tokia, žinai, irgi bus. Tai va, toks, sunkiau nuspėjama, bet gali ir šaubūti. Tikrai, tokia mirtininkų grupė, kad, na, čia buvo toks jums, niekas nenorėjo mirti. Pagalvojus dabar, nu, bet kurias paim dvi komandas. Viena iš tų komandų reiks iš vis baigti. Bet čia bus daug gerų rungtynių šiaip iš tikrųjų. Toj grupėje, kurias paimk ir visas gali, kaip sakant, žiūrėti. G grupė, čia Manchester City su Leipzigu, jie pastaruoju metu tai pastoviai įsikibę, tai tarpusavį ten rungtyniauja, tai atkrintamosiose, tai grupėse, bet jau kelintą sezoną iš eilės sustinka. Ir taip pat Berno Young Boys ir Cervena Zvezda. Nu, čia man irgi Šveicarijos ir Serbijos komandos kovos dėl tos trečiosios vietos, o pirmas dvi, tai mano nuomonė čia viskas aišku yra. Taip. Tai, Manchester City, tai tikrai nieko sensacijos neleis pateikti, kad iškris. O Leipzigas jau taip, ir patirtis, ir ne vieną sezoną, taip, Young Boys ir Cervena Zvezda, tai, na, kovos dėl trečios vietos, nes, na, netgi skaičiau, gal Cervena šiek tiek favorite laikyčiau, na, Young Boys, na, jau džiaugiasi vien patekę į čempionų lygos grupės. Jo, ir paskutinė grupė, čia yra Barsa, kurie, aišku, irgi yra ryški grupės favoritė, toliau yra Porto, kuris, mano nuomonė, irgi turėtų antrą vietą turbūt šitoj grupėje užimti. Donecko Šachtaris visgi nėra tas, ar ne, Donecko Šachtaris, prie kurio mes būdom įpratę, kuris tikrai ten kapodavosi ir būdavo bet kam sudėtingas varžovas, dabar vis tiek dėl tos, nu, visos situacijos, dėl kurios, suprantam, žaidėjai tikrai neatvyksta, tenka išsipardavinėti netgi žaidėjus, ten matomi į kitus klubus išvyksta, o Antverpeno klubas irgi, kaip ir sakė, čia panašiai kaip su Bernu komanda, jie čia jau kaifuoja vien tik dėl to, kad čia yra papuolė į tą čempionų lygą. Ir šiaip žaidimas, tai vat, su kolega Mantu Krasnicku kalbėjau, kuris abu tos mačius jų komentavo, nu, tai sakė taip, išvargo tą pergalę per abu mačius, kad buvo tikrai varžovai geresni šiek tiek, bet tiesiog išpildė kai kurias savo situacijas, tai gali būti sunku jiems šitoj grupėje, bet, nu, su Šachtarium pasikapoti turbūt, kad gali, bet su Portu ir Barsa bus sudėtingi. Bet jau čia belgam vien patekimas, tai yra kažkas tokio. Aš dar pažiūrėjau, kas mane labiausia netikėtumai tokie, kas nepateko į čempionų lygos grupės, tai Marselio Olimpikas tikrai kažkaip, na... Tai jie dar anksčiau iškrito prieš tai. Taip, iš viso. Aš apžvelgiau taip, kas iš vis iškrito, tai, na, ir Graikijos klubai, Panathinaikosas, Ajakas, kažkaip, na, taip... Tai va, Ajakas žaidė su Ajaksas. Panathinaikosas išmetė Marselį, bet gavo nuo Bragos, o taip, na... Ajaksas, jie trečia komanda žaidė. Nuolatinis čempionų lygos dalyvis. Ajakas išmetė Zagrebo Dinamo, kur Zagrebo Dinamo irgi, na, toks, na, irgi gan dažnai žaidžia grupės, irgi toks, bet gavo nuo Antverpeno, toks, na, o taip, peržvelgiau visą čempionų lygos atranką, tai vis dėlto didžiausias taigmena tai išlieka Klaksviko. Taip, kažkas nerealaus, tikrai. Tai jeigu apie čempionų lygą tiek, tai trumpai apie Europos lygą, gal, na, Justas Lasickas vėl džiugu, kad po traumos atsigavęs vėl žaidė, dėja nepavyko Liublianos Olimpijai įveikti Karabacho barjero, atsakomosiuose svečiuose 1-1, o bendru rezultatu 1-3 pralaimėjo. Nu, bet jie žais vis tiek Europoje, konferencijų lygoje žais. Liubliano. Taip, nes jie Europos lygos paskutinėme etape iškrito. Tai Lasickas nuo 77 minutės žaidė ir dar apžvelgus, kaip sekėsi Žalgirio varžovams, buvusiems jau varžovams, tai
Hekenas svečiuose 3-1 nugalėjo Aberdyną škotų ir bendru rezultatu 5-3 laimėjo ir išeina toliau. O Struga, jau tu minėjai, kad abu kartus po 0-1 Islandų Breidablikui pralaimėjo. Tai matom, kad skirtingai sekėsi Galatasarajus ir Hekenas toliau eina, Struga baigia pasirodymus. Jo, bet šiemet, pavyzdžiui, ir konferencijų lygoje bus tikrai gerų komandų. Ajaxas, Aston Villa, Frankfurto Eintrachtas, tikrai Fiorentina ta pati vėl žais, Bešiktašas, tarkim. Tikrai žiūri, pavardės, vardai jau tokie rimtesni, Fenerbahčė, tas pats. Pernai mes atsimenam, kai laukiam tų grupių, tai ten taip žiūrėjom Vezhemą, Fiorentiną žiūrėjom, kad tokios įdomesnės komandos būtų. Nu ir Bazelis. Jo, Bazelis, bet taip, gavom jos, bet tam tokiam jau antram. O šiemet tikrai tų vardų dar atrodo, kad taip papilnėjo, daugiau yra, tai žiūrėsim, aš manau, tokiai pavyzdžiui Legija šalia Varšuvoje. Jo, bet tokiai pavyzdžiui Aston Villai, tas pats turbūt kaip ir Vezhemui galioja, kalbant praėjusius metus laimėti konferencijų lygą ir tau daug lengviau patekti negu per Premier lygą į ten 6 ar 7 pozicijas įtilpti. Ten tikrai daug sudėtingiau ir ypač matant šiemet ar ne tą visą kelionę. Tai keliaukim trumpai. Apie čempionų lygą dar pabaigiant apie tarptautinius turnyrus, tai kam patinka toks formatas čempionų lygos, tai žiūrėkit viską, nes paskutinis sezonas, kai toks formatas yra, kai grupėse žaidžia komandos ir po to nuo kito sezono viskas keisis ir ten dar pakalbėsim jau po metų. Reikės ten priprasti prie tos tvarkos. Aišku, daugiau rungtynių bus, nes bus 8 turai. Taip, ir daugiau komandų dalyvaus. Taip, 36. Ten sudėtinga tokia sistema, bet to kaip pagaunėmės, kai buvom UEFA būsniai, tai kai jau išaiškina viską iki smulkmenų, tada kaip ir pagaunė visą tą sistemą, bet jinai daug sudėtingesnė ir... Taip. Ten toks neaišku, su kuo žaisi, kaip kas. Kaip konservatyvus žmogus, tai taip, aš įtariu, kad bus... Visi pripažįsti žmogus. 3-4 sezonai ir man atrodo, kad nepasiteisins, bet čia, matysim, kaip bus, reikia pirmą pamatyti. Prisiminkim 92 metai čempionų lygos pradžia. Buvo irgi tada... Švistant. G14 tie klubai buvo, ar kiek ten jų buvo susibūrę, pradėjau irgi vandenį, kaip sakant, teliusuot su UEFA ir tada žaisdavo tik čempionai. Ateina, dabar 55 nariai yra UEFA, tuo metu nežinau, kiek jų buvo, ateinasi čempionai ir žaidė. Žalgiris Bund pirmame etape didžiausias pralaimėjimas istorijoje yra 0-8 nuo PSV. Tai gauni ir baigi tuos pasirodymus. Tai po to padarė, kad negali sulyginti tokios Anglijos su Lietuva ar su Andora, kur po vieną klubą žaidžia čempionų lygoje. Tai ir padarė tas grupės ir padarė, kad daugiau komandų žaistų ir tas augo formatas. Pradžiai gal irgi buvo šiek tiek keista, kad ne iš karto play-offai eina, o grupės. Bet, matysim, iš tikrųjų gali būti, kad visai bus ir įdomių daug rungtynių, nes tada tos daugiau komandos taip plaksis vienas su kitom, vis tiek kažkokių tų, ir net jeigu, tarkim, čia bus kelios grupės, kur ar ne, ten Realas Napolis, ar ne, mes sakom, tai okei, bus dvi įdomios rungtynės tokios grupiai, o ten Realas su Unionu, Realas su Braga, tokios jau, prastesnės, o ten gali būti, kad daugiau gal tokių įdomesnių rungtynių bus. Žiūrėsim. O jie daro analizės, ten didžiulės analizės būna, tai būtent jie ir akcentuota, kad daug daugiau intrigos bus. Tai belieka tikėtis. Gali būti, matysim, ar pataikys, čia jau kitas sezonas atsakys, bet kol kas dar tas senas formatas. Į Angliją keliaukim, rubrikoje negalima praleisti, kas šį savaitgalį, tai aišku, kertinis mačas yra sekmadienį, Arsenalas priima namuose Manchester United, čia tikrai labai įdomi akistata, aišku, ir Liverpoolio Aston Villa, sakyčiau, akistata irgi tikrai puiki, ir taip pat dar išskirčiau turbūt, kad Brightonas namuose Newcastle'as, čia tikrai irgi geras mačas, bet aišku, dabar kol kas ta Anglija tokia naujai prasidėjusi, tai dar visi mačai labai intriguoja, net ir tarkim tas pats mačas tarp Sheffield United ir Evertono irgi yra labai įdomus, nes Evertonui labai sunkiai prasidėjo tas sezonas, matom ten ir finansinė klubo padėtis yra labai prasta, ten su tuo stadionu, statymais ir taip toliau, ten kalbama net The Athletic, kai didelį straipsnį parašė, kur ten įvertino tai, kad Evertono padėtis kažkuo panašiai į tai, kokia buvo Portsmuto, kai tas klubas bankrutavo ir net paskui nukeliavo ten tais divizionais žemyn, tai reikia tikėtis, kad Liverpoolio klubui nieko panašaus neatsitiks, bet kol kas situacija tikrai prasta. 3 rungtynės, 3 pralaimėjimai, 0 įmuštų įvarčių, vienintelė komanda, kuri neturi nei taškų, nei įmuštų įvarčių ir tikrai sezono pradžia kol kas tragiška.
Toliau keliaukime į Italija. Napolis Lazio, atrodo, grandai, bet Lazio labai stringa šį sezoną ir 2 pralaimėjimai, ten ne Juventusui, ne Milanui, o pralaimėjimai Lecce ir Genui. Tai tikrai labai prasta sezono pradžia, o Napolis 2 pergalės ir matom, kad jie tokie išlaiko tą ritmą, kas buvo praėjusiam sezone. Na ir Torino Genuje, sekmadienį žais, Torino praėjusiam turė 1-4 Milanui, Gvidas Gineitis vis dar negauna pasireikšti, bet visą laiką aš ir skirsiu šitas rungtynes, su tuo Torino žaidžia, rubrikoje negalim praleisti, nes vis dar ir tikiesi, kad nebūtų tokia nuostaba kaip praėjusį sezoną, kad su Milanu ir išeina į startinę sudėti Gvidas, tai tokios įdomiausios rungtynės. Mes kai filmuojam laidą, Roma Milanas dar iš vakarėse rungtyniaus. Jo, penktadienį vakare mes jau, kai išeinam į eterį, šitos rungtynės jau bus pasibaigusios, tai nieko negalim. Dar gal nedebituos, aišku, ten matėm, tas transferas ten įdomus labai, ten Romos prezidentas pats atskrido pasimti, pats pilotavo lėktuvą, ten lėktuvą sekė ten daugybė Romos fanų, daugiausiai sekamas lėktuvas buvo per ten pastaruosius metus, tai matom, kad Roma labai užsivedus, bet Romui tas yra, atsiminkim Dybalą, kaip pasitiko, dabar Romelu Lukaku, žiūrėsim, kaip seksis, aišku, pasitinka, tai gražiai, bet svarbiausia, kaip išlydė, ar ne, tas yra niuansas. Laukiausi, kad Jose Mourinho prie jo Lukaku ir buvo toks, vienas tokių geriausių sezonų pavadinimų. Tai dabar tikėsi, kad vėl jisai atgims ir sužibės ryškiom spalvom pas Mourinho. Jo, La Lygoje nelabai tokių įspūdingų mačų yra, galbūt Madrido Atletikas Sevilla pagal vardus, bet aišku, Sevilla mes matom, kad kol kas sezoną tai pradėjo sunkokai, bet kas yra smagu, Bundeslygoje šiaip yra tokių smagių mačų ir aišku, pats smagiausias tai Berlyno Unionas namuose priims Leipzigą, čia tokie 2 čempionų lygos dalyviai, tai čia turbūt toks centrinis mačas, centrinė dvikova. Union vėlgi 2 pergalės, vėl turnyrinės lentelės, viršuje lenkia net Bayerną, aišku, pagal taškus ne, bet pagal, o Leipzigas pirmam turė nuo Leverkuseno pralaimėjo, tai kol kas tik 3 taškai, tai irgi dabar reikia tuos taškus rinkti, nes ten Bundeslyga irgi nebus lengva iškovota vieta tarp 4 geriausių, kad patekti į čempionų lygą. Ir München-Gladbachas su Müncheno Bayernu dar žaidžia irgi, tai Bayernas... Įdomu, kiek įmuš Keinas. Tai didžiausias klausimas, 3 įvažius kol kas įsimušė per 2 turus, tai Bayernas 2 pergalės užtikrintos, 7-1 įvažių santykis, o München-Gladbachas tik 1 taškas po 2 rungtynių. Tai irgi manau, kad keliami nemažesni tikslai, kaip vėl susigrąžinti vietą čempionų lygoje. Jo, ir Leverkusenas, žinom, 2 pergalės iš eilės irgi yra pasiėmęs, dabar žais su naujokais Darmstadtu, tai tikrai čia irgi šansai labai, labai geri. Taip pat, aišku, reikia pasižiūrėti ir į A lygos, ar ne, tą, sakykime, tvarkaraštį, vietinis mūsų turnyras, tai čia centrinė dvikova sekmadienį bus tarp Šiaulių ir Kauno Žalgirio, 3 ir 4 vietą užimančios komandos, šeštadienį ryte, taip tokiu pietų laiku riteriai namuose. Bet gal geriau, kad ne penktadienį, vis tiek penktadienis rugsėjo 1, būtų daugiau reikalų, bet riteriam, kažin, ar ten įtakos ir penktadienis ir šeštadienis žiūrovų skaičius stadione? Nelabai ir rezultatą neabejoju, ar įtakos ir penktadienis ir šeštadienis žaidžia, Panevėžys čia labai ryškus favoritas ir aišku, taškų barstyti negali, lygiai taip pat kaip ir sekmadienį namuose žaidžiantis Žalgiris irgi taškų neturi jokios prabangos barstyti, namuose žaidžia su Banga, turi juos nugalėti, kiti 2 mačai Hegelmanas Sūduva ir Dainava Džiugas, tai turbūt, kad tokelis Lietuvoje, padalinam korteles ir skirstumės, ar ne, transferų langą pažiūrėsim kitą laidą, nes dar jisai nepilnai užsidaręs, dar ten Saudo Arabijoje siautėje, įima visus, ką gali ir ko netingi. Aš tai jau baltą savo kortelę jau sakiau, aš visiems žiūrovams, kurie pabaigė žiūrėti Žalgirio rungtynes, tai jums balta kortelė, nes kantrybė jūsų yra milžiniška. Ne, tikrai tenka pripažinti, jeigu ne laida, būčiau antro kėlinio vidury, tikrai būčiau išsijungęs ir kompiuterį ir save. Žiūrokų. Mano balta kortelė tokia įdomesnė iš Lietuvos konteksto, tai yra pirmos lygos žvaigždžių diena savaitgalį. Ir ko anksčiau būdavo, pamena ten kažkada seniai A lygą organizuodavo, ta aukščiausias divizionas, vadinkime. Tai dabar pirma lyga ir iš vienos pusės gal ir smagu, nes lietuviai žais prieš legionierius, vyko balsavimas ir tam tikras toks dėmesys pirmai lygai, ten balsavimai vyko, kokie žaidėjai pateks į tą rinktinę, treneriai, kurie ten bus, tai teks garbės su Giedrimu Borevičiu vadovauti lietuvių komandai, bet faktas tas, kad tai yra stadiono atidarimas. Kas tautai tai yra svarbu, Visagine.
vyksta šventė ir tikrai, na, po truputį bent jau, taudžiai ne Vilniuje čia, netoli mūsų, bet kitur stadionų yra, tai bent jau vaikams bus galimybė, mėgėjams, senioram, tai yra tikrai džiaugiamės tuo, kad tie stadionai yra. Visos savivaldybės belia kokios, pasistato stadionus, bet tai ne. Taip, kad ten vyksta ir šeimų turnyrai, seniorų, taip toliau, taip, kad manau, šventė gražiai ir stadionai būtent auga, bet ne Vilniuje. Visur, ir Druskininkuose, ir Širvintose, Visaginas, ir nežinau, Iški kur nors, dar kažkur, visur, jokių stadionų, nei stadionėlių. Lokomotyvo stadionas, kur vieną kartą išgelbėjo Stašauskas su Vėtra, kitą kartą Lietuvos futbolo federacija su Kveduru, tai dar vienintelis, kur stadionų. Kam tu užvedė, bet tas stadionas? Aš tą patį pagalvoju. Pasirinkęs 2 baltas korteles ir galvoju, jeigu telpam į laiką, tai užvedu dėl Visagino stadiono. Jeigu ne, tai buvau paruošęs tą Lietuvos futbolo, vadinkime, bombą, kur atvažiuos ten pasaulio čempionai sužaisti ten LFF taurės išvakarės. Parodomasias rungtynės, tai galvoju tas, bet irgi padėsim Darius Girėnas, tada vėl viensi susivės. Gerai, apie šventės, tai iš tikrųjų tokios šventės labai reikalingos. Gerai, labai. Žmonės, tai žmonės ateina su vaikais. Tas vaikas pamatė, kad vyksta kažkoks futbolas. Wow, jau čia faina, jau čia nori. Ir objektas svarus. Ir pirmos lygos tikrai reikalinga šventė, nes aš kai pasižiūriu kaimyninę Lenkiją, man ten tenka ir dažnai ir lankytis, ir dažnai bendrauti apie tą Lenkiją. Ten kiekvienas toks yra šventė išnaudojama. Ir kito, pavyzdžiui, netgi žurnalistų komanda, jinai gauna pinigus už tai, kad atvažiuoja, pavyzdžiui, net ten visiškai šokio mažo miestelio stadioną atidarymą ir žaidžia tokios žvaigždės. At kaip čia panašiai, tik netokio maštabo atvažiuoja FIFA. Tai jeigu mane pakviestų, irgi norėčiau Maskerano patikrinti. Tai būtent tokie šventės ir tai labai gerai. Tai yra taip ir pirmos lygos, ir ta organizuota prieš LFF turės finalą. Tikrai, aš tik pavyzdžiui, tikrai ruošiuosi važiuoti ir pasižiūrėti Didos. Didos važiuoju pasižiūrėti, ne Maskerano. Aš baltą kortelę jau užminėjau vieną šalies pavadinimą, tu tai norėjau iškart perėti, bet aš UEFA prezidentui Aleksandrui Čeferinui baltą kortelę už tai, kad jis labai kategoriškai pareiškė, tai aš čia kad neperpasakočiau, tai pacituosiu ir kad atsimint, buvo prasidėjęs kalba, kad Saudo Arabijos klubas tikisi to kvietimo, po wildcardo, kad gautų į Čempionų lygą, tai pasakė Čeferinas. Tik Europos klubai galės dalyvauti Čempionų lygoje, Europos lygoje ir konferencijų lygoje. Ir apie kitus dalykus net negalima kalbėti. Ir apie tai, kad buvo kalbama, kad lygtais Jungtinėse valstijose vyks Čempionų lygos finalas kažkada, tai Čeferinas pasakė, prašymus surengti finalą gali teikti tik Europos federacijos ir net ne klubai. Turėtume pakeisti visas savo taisyklės, o mes to nenorime. Tai va, iš tikrųjų, labai geras pasakymas UEFA, kad nukirto visas tas kalbas apie tai, kad čia Saudo Arabija pradėjo žaisti, dar Kiniją priimkim, dar Naujoji Zelandija porą neblogų klubų yra. Ir kad Europa, tai yra Europos turnyras, tai Europoje ir žaisim finalus ir žais tik Europos komandos. Labai teisingai, labai sutinku. Aš savo raudoną kortelę, tai Žalgirio komplektacijai ir visam tam sezonui Europoje, nusikau, jau 1000 kartų čia jau kalbėta, prisikalbėta, bet, tragedija, kažkokia nekompetencija atrodo, kaip tie žaidėjai surinkti, žaidėjai su daug krūvo žaidėjų prašauta, krūvo žaidėjų jau klube nėra, su Ojavusi tuo pardavimu numatom, kad irgi prašauta, žaidėjas nedavė realiai jokios naudos, progą švaistė, vienintelis tas šansas buvo Galatasarajų dar pakabint, kur galėjom visai kitokiom gal spalvom nusidažyti tą sezoną, ką ir kalbėjom, bet tas neįvyko ir išvada tokia, kad turbūt reikėjo pasimti tą milijoną, ar kiek ten buvo kalbama, kad po praėjusio sezono buvo padėtas ant stalo, tai panašu, kad dabar nei pinigų, nei piniginės. Geriau švilbis rankoje negu jautas lankose. Aš savo raudoną kortelę duodu Tottenhamo klubui, išlindo labai įdomi informacija dėl Harry Kane'o, labai neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Žmogus paskutinę dieną, kada dar buvo klube, pabandė ateiti į bazę pasimti savo daiktus, neįleido. Harry Kane'o neįleido pasimti savo daiktų, tai atsiuntė kurjeris kitą dieną, klubas elektroniniu paštu informavo, kad atsiprašom, jau ta prasme neleidžiamas į bazę. Pabėgo žaidėjas iš komandos, nepabėgo, kiek tai 100 lemų pasiėmė ir tipo tvarka yra tvarka. Tai yra klaunas. Bet sakau, man tai
tu parduodi žaidėją, gražiai įsiskiris, tavo atidavė viską, iš esmės jis aukojo Tai jis savo tavo laiką. yra home ground žaidėjas, užaugintas. Tai fanai nelabai supranta, kaip taip galima ir žmogus turbūt, aišku, kurį ir atsitėlė tuos visos Getaras, Bucus, Kelnaitės. Bet čia pasakotum, žinai, kažkur tai šalyse ten Ruskynė kokiam tai dar galėtum suprasti, Anglija, civilizuota valstybė, tau žaidėjas. Tiek metų davė visko. Ir nepabėgė, kai būna kažkas, surenka daiktus, pabėga, ten pykščiai dar kažkas, o čia nepyk elektroniniu paštu parašė, kad gali pasitikti, kurį jis atvežė kitą dieną daiktus. Na kažkaip. Tu dabar pasakai, dabar net nežinau, raudoną kortelę kam duoti, ar Ruskynui, ar Islandui. Ruskynui duoti, aišku, kad tas priekotas Islandas čia. Raudoną kortelę, Islandas irgi, raudoną kortelę. Tiesiai švies pasakysiu, žvengiau, kaip paskaičiau, žvengiau. Yra tokia Rusijos futbolo rinktinė, žinokit. Tai girdėjot tokią? Neteko. Šiaip beje, čempionų lygos atrankoje dalyvavo 53 iš 55 UEFA narių, nes Lichtensteinas savo čempionato nedaro, tai jie tik taurės laimėtojai žaidžia žemesniuose turnyruose ir Žuskyno net. Tai vienu žodžiu dabar ruskų rinktinė žais dar ten tiksliai neaišku su kuo, nes ten niekas paskutiniu metu Eritrėja yra tingiausi. Žinot, kiek pakvietė į rinktinę Valerijus Karpinas futbolininkų? Į rinktinę, kiek kviečia dažniausiai? 23, ne? O ten kartais, kai ilgesnės... Turbūt pakvietė daug, nes pusė neatvažiuoja. 49. Dabar visi svarsto, kas čia bus. Tai, ten aš įsivaizduoju, tam treneriui išprotėt gali. Sutarta su Kataru žaisti, jau lyg tai sutarta. Ir su Egipto olimpinė rinktinė. Tai sako, dabar aš pakviečiau tiek, nes 5 vartininkai, tai juos atmetus gaunasi 2 sudėtys. Vieni žais su Kataru, kiti žais su Egipto olimpinė rinktinė, su olimpinė žais ten nuo 2001 gimimo. Su Egiptu žais, su Kataru žais visi. Ir dar 3 rungtynės numatytos, bet tarpusavį. Nežino nei su kuo, nei kada, nes nieks nenori žaisti. Ir aš net specialiai pasižiūrėjau, kai juos UEFA, būtent tai čia dar gal net čia prie baltos kortelės buvo, kad UEFA ir FIFA ir nekeičia savo nusistatymų, kad jiem niekur neleidžia žaisti. Tai po suspendavimo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai 5 draugiškas rungtynes žaidė, tai jie galingi varžovai. Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekistanas, Iranas ir Irakas. Tai jau toks galingi. Beveik NVS ir dar plus dar ten porą. Tai čia ir Tadžikų ir Uzbekų ir Irano nesugebėjo apsilošti. 49 futbolininkus rinktinę pakvietė. Vienu žodžiu, pamatė dabar patys, kad negali Europoje žaisti. Žiūrėkit, Spartakas, ten Sankt Peterburgo Zenitas. Kiek įmesta pinigų, ne? Tik tie dar, kad gaila, kad perka iš tų ruskių futbolininkų. Ir vieną ten rusą armėnišką pavardę nupirko San Sebastianas. Jo, mačiau. Real Sociedadas. La Liga, jo. Sociedadas 13-15 milijonų sumokėjo. Iš Maskvos Dinamo dar vieną gruziną nupirko Torino už 1,5 milijono, maždaug ten dar plus bonus eina. Tai va dar, kad tų pajamų dar negautų, tai iš vis ten savo sultyse pavirtų, tai tada kviestų į rinktinę visus ten, kas aukščiausiai lygoje žaidžia. Tai va, tegul turi, ko nusipelnė, tegul ir turi. O Islandą pasiliksim kitom. Parinksiu daugiau. Ir taip jau užteks. Čia buvo Islandų pas mus čia irgi, bet Vilniaus Žalgiris buvo pasiėmęs, bet kažkaip neliko. Gerai, užteks jau ir tą Vilniaus Žalgirį tarkuot. Gerai, viskas. Ačiū žiūrovams, kad žiūrėjot. Iki kito savaitgalio. Gražaus futbolo visiems ir netrukus jau ir laukia rinktinės kovos. Tai nepamirškit pirkti bilietus ir palaikyti Lietuvos nacionalinę komandą. Iki. Viso geriausio. Iki. BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.